Kauniečiams nuo gruodžio 1-osios už šildymą jau teks mokėti beveik 70% daugiau. Tuo tarpu visoje šalyje vidutiniškai šilumos kainos kilo iki 40%. Tad Kauno valdžia įtarė, jog valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija sprendimą priėmė rodydama palankumą bendrovei Gazprom. Todėl tikimasi mažesnių šilumos kainų sulaukti su naujos vyriausybės startu. Iki šiol beveik mažiausiai šiek tiek daugiau nei 14,5 cento už kilovatvalandę Lietuvoje mokėję kauniečiai, nuo gruodžio 1-osios turės mokėti beveik 70% brangiau. Esą kainos padidėjimą lėmė ženkliai išaugusios šilumos gamybos išlaidos. Kaip ir visi matom, visam pasaulyje, kas dedasi, kai buvo naftos kainos kilo, dabar aišku visi jau matom, kai jos krenta, tai viskas priklauso nuo naftos kainų. Jeigu naftos kainos kyla, tai atitinkamai yra pririštos ir dujų kainos, o mes labiausiai priklausom nuo dujų, todėl šilumos kaina ir pabrango, nes jos sudaro didžiąją dalį sąnaudų ir kainos struktūroje didelę dalį užima kuro sąnaudos. Tai tikėkime, kad dabar, jeigu tokia tendencija naftos kainų kritimo įsilaikys, tai kitą šildymo sezoną tikėkime sulaukti mažesnių kainų. Galutinė šilumos kaina vartotojams sudaro pirktos šilumos sąnaudos, kuras ir elektros energija, pastoviosios sąnaudos bei pelno dalis. Būtent pirktos šilumos išlaidų padvigubėjimas lemia galutinės kainos didėjimą vartotojams. Tačiau, kodėl taip drastiškai kainos kilo būtent kauniečiams? Mes iš tikrųjų buvom šokiruoti. Šiek tiek, kadangi buvo kalbama, kad pirksim šilumos kainą po 12 ar 13 centų. Ta pati kelis kartus buvo pakartojus termofikacinės elektrinės vadovybė. Ir kada buvo pateikta 16 centų prašymas kainų komisijai, tai mus irgi dar kartą šokiravo, patvirtinę 14,76 pardavimo, tačiau ta kaina, manoma, yra truputį per aukšta. Aš manau, buvo galima rasti galimybių padidinti iki 12-13 centų. Nors ilgai buvo derimasi ir iki šiol priekaištaujama darybininkams, neva pastarieji per vėlai susigrėbė sudėrėti gyventojams įkandamą šilumos kainą, tačiau vilkinus iki paskutinės minutės valstybinė kainų komisija patvirtino šokiruojantį apmokėjimo tarifą. Dabar už kilovatvalandę teks pakloti beveik po 26 centus. Įtardama minėtos tarnybos palankumą bendrovė Gazprom, Kauno valdžia vis dar tikintis mažesnių šilumos kainų laukia naujos vyriausybės starto. Bus reikalaujama, kad nelaukiant kito šildymo sezono, kiekvieną mėnesį priklausomai nuo naftos ir dujų kainos perskaičiuoti ir šilumos kainų tarifus. Tačiau kur tikimybė, kad ir sudarius šią skaičiuoklę gyventojų pinigais nebus manipuliuojama.